Sveiki, kodėl aš šiandien su akiniais? Manau, komentuoti nereikia. Taip, mane supizdino vakar prie Remeko ir tai yra puikus įrodymas, kad su Photoshopu realaus gyvenimo nesuretušuosi. Todėl Photoshopo meistrai retušuoja tik nuotraukas. Šiandien gavome laišką iš Petro. Sveiki, Photoshopo meistrai. Į savo Facebook ir Instagramą įkeliu dafiga gražių nuotraukų, tačiau pastebėjau, kad jos surenka vis mažiau ir mažiau laikų. Turiu įtarimą, kad mano fotografijos pradeda kartotis ir darytis nuobodžios. Patarkite, prašau, kaip Photoshopo pagalba galėčiau paturbinti savo nuotraukas, kad jos vėl taptų įdomios. Pirmiausia, Petrai, turi žiūrėti savo nuotrauką ir nekvepuoti. Kai smegenyse pradės trūkti oro, pradės formuotis vaizduotės vaisiai. Nu va, vizija atkeliavo, dabar beliko ją realizuoti Photoshop'e. Žiūrėdamas į Petro nuotrauką pajutau, kad jis yra dviveidis, todėl manau būtų originalu panaudoti jo antrąjį veidą. Kaip pagalbinę nuotrauką panaudosiu vaizdą iš filmuko Vežliukai nindzės. Patalpinsime Petro veidą vietoje Krengo. Iš nuotraukos iškerpame Krengą ir į apatinį sluoksnį įmetame Petro veidą. Su Free Transform funkcija sutvarkome Petro veidą iki reikiamo dydžio. Dėl didesnio efekto galima padirbėti ir su spalvomis. Nu va, liko atskleisti tik tai antrąjį Petro veidą. Tam reikalui apverčiame Petro nuotrauką ir volia. Trumpai ir greitai realizavome vieną iš idėjų. Dabar, manau, Petras pasinaudojęs mūsų patarimais surinks žymiai daugiau laikų. Kaip pasakytų photoshoperiai, jeigu moki uždėti Instagramo filtrus, tai nereiškia, kad esi photoshoperis. Iki pasimatymo.